Šiandien mūsų vakarieniai laukia labai skanus, švelnus, minkštučiai burgeriukai, kuriuos mes ruošime grilyje ant laužo, dėl to jie gaus stebuklingą ir tokį žavingą prieskonį, kurio neišgausi gamindamas jos orkaitėje arba namuose. Ritmeliai nėra labai minkštučiai, nes aš proto bokštas sugalvojau dėti kamerą. Opa, super idėja man tai. Turėjai vieną užduotį įdėti viską į šaldytuvą, tai tu sumaišai šaldytuvą su kamera ir viską įdėjai į kamerą. Dabar mes turim labai daug akmens kietumo mėsos. Nors dabar jie panašus labiau į šalto žudimo įrankius, bet iš tikrųjų čia yra patys gardumo ambasadoriai. Krekenavos grynuoliai, jautienos paplotėliai burgeriams, pagaminti iš lietuviškos mėsos, naudojant 100% žalią energiją. Va, skaniai. Būna, kad kartais jaučiu, kad valgo kažkokią gumą. Čia toks tiesiog gryną mėsą, kad ką tik papjauti, nežinau, papjauti. Iš tikrųjų tiek dešros burnoja, bet... Bet iš karto... Bet iš karto ištirpo. Va, porą pakramtim ir viskas, nėra. Ištirpa. Man neištirpsė. Ruelle après ruelle, perdu le long des pavés froids. Ce n'est pas pareil sans toi. Na ką, mano brangus vyrai? Ateik, Antanėlė, ateik. Gaujam. Antanai didžiausia lėkštė, nes esi daugiausiai suvalgys. Aš šiaip didžiausias. O geriausiai įrankiai? O kam tų įrankių? Ai, tai sako, okei, gerai, supratau. Aišku, viskas. Atsiprašau už klausimą. Amen, maistas. Gerai, nuo ko pradėjo dabar, nuo ko jis? Pirma eina kas? Bandutė, padažiukas. Padažiukas, gerai, aš noriu tada barbecue. Tada mėsytė, sūriukas, daržovytė, bandutė. Šiaip gal net nesu dar, žinok, mes einam. Aš noriu pasigirti, koks man gražuolis gavosi. Na kaip? Ką pasakei? Vėl klausimas, ar dėl to, kad labai valgyt norim, ar dėl to, kad tikrai labai skanu? Kaip gerai. Aš tai noriu nereklamuoti, bet pasakyti, kad žiauriai skanus paplotėliai. Labai skani mėsa, tikrai. Gal dėl to, kad su meilė kepta? Nekepiau. Bezai.